Flexinam. Tokio lėto ir praktiškai nesumontuoto workout video dar niekada neteko daryti, bet kaip sakoma, reikia eksperimentuoti. Labas rytas, varom į džimą. 1-2. Šiandien pasportuosime, truputį turėsime tokio Samsung actiono, kaip sakoma. Papasakosiu, kaip aš sportuoju. Paimsiu laisvą barą ir tiesiog porą kartų padarysiu. Čestas vienas iš mano mėgstamiausių pratimų. Man atrodo, daugelį bičių, o čestas ir bicepsas tiesiog yra favorite. Nes labiausiai toks, aš nežinau, jauties vyriškas, jauties meskalė. Nes tipo, bicepsas, taip čestas. Nežinau, kas bus iš tikrųjų, kiek tas baras sveria čia 10-15. O, 12. 13. O, labai gerai. Martai, kaip tu pasiekei savo rezultatus? Dariau eilinius ir paprastus pratimus ir tiesiog normaliai save pušinau juose. Va čia mano didžiausias buvo change. Ir nesvarbu, kokį pratimą aš bedaryčiau ir kokius bedarytumėt, turbūt visą laiką įmanoma padaryti taip, kad jums būtų sunku ir kad jūs nueitumėte iki to muscle failure, nuo kurio ir tas rumulau. Vėlgi, nesu joks aš gym bro ekspertas. Sakau pagal savo patį, tai kas man veikia. Buvo namėl 13. Oi, fainas sportuoti. 13, atsiprašom. Nice, ok, antrą setuką turim. Bandom padaryti paskutinį 13-uką. Nežinau, kas bus. O, 15. Eina savo gerai. Šito chest preso neturiu. Dabar nuo tokio treniruoklio namuose, tai kai būnu kartais džimuose var per hotelius, mėgstu padaryti pratimus ant treniruoklių, kurių neturiu. Ir neturiu galimybės taip užlokinti vieną raumenį, kad jį kačialint. Kad papukai augtų dideli. Crazy, kiek sportas atneša tų pliusų ir crazy, kiek žmonių jo nedaro, nes tiesiog yra, sunku, tu turi dėtas pastangas. Ir jeigu sportas būtų kaip piliulė, visi jis tiesiog rytų, nes pradedant nuo anti-agingo, ilgesnio gyvenimo, kažkur skaičiau, kad blemba tas sportas tau increasina gyvenimą ten 1% nuo mirtingumo. Ir crazy, kiek daug žmonių nedaro. O ta prasme, jūs praeikit gatvę ir pamatykit, kiek žmonių yra sportuojančių ir kiek ne. Vėlgi, aš suprantu, ne visi ten turi būti užsibombasiniais raumeniais, kad atrodytų, kad jie sportuoja. Bet paimant statistiką, 100 žmonių, blemba, tikrai nedaug iš jų turbūt bus labai gerai sportuojančių ir nekeista, mes žmonės, mes tinginiai, mums patinka, kai yra chill. Kuo toliau, to labiau mes vis komfortinam savo gyvenimą, kas nėra gerai. Pastovi turi būti kažkas sunkaus kiekvienoje mūsų dienoje, aš taip manau. Sportas yra idealus būdas tai sukurti. O, jaučiu papuką gerai. Jau, pabatęs muscle failure. Ką, užsirašė? Eik nu nafik. O, ne. Viskas tą gudinu. Dar vieną. Tu galvos sprogs nuo to spaudimo. Nugara. Turbūt labiausiai apleista kūno dalis mano workoutuose. Nežinau, nelabai patinka jas daryti. Aš net nežinau, ar aš taisyklingai darysiu, bet bandau. Va, aš nugarą darau su prisitraukimais. Bet aš nežinau, ar užtenka vien prisitraukimų nugarai. Ai, bet aš šiandienai mėgstu sportuoti taip, kaip man gaunas. Tiesiog pagal galimybės, pagal taip, kaip man pavyksta. Biškį padidinam. Aš šiaip ilgą laiką su sportu niekada negalėjau atrasti, koks sportas tinka man. Ar vat eiti į džimą, ar bėgioti rytais ten po kiam kilometrų. Crossfitas, kalastetika. Niekada man iš tikrųjų nieks netiko, kad aš konsistentai ilgai galėčiau daryti. Kai aš tiesiog pradėjau daryti viską vienu metu, tai atsispaudimai, burpees, bėgiojimai, preso pratimai tiesiog ant kilimėlio eilinio, calisthenics pratimų tokių darydavau. Tada su svoris truputėlį. Ir pas mane gavosi toks kamuolys iš tų daug tokių pratimų, kuris ir pradėjo ridentis ir aš consistently pradėjau sportuoti ir save pušinti. Ir tai man atnešė tos rezultatus. Kaip įdomu, aš niekada negalvojau, kad aš tiesiog taip darysiu tokį variety pratimų ir toks bus mano sporto gyvenimas. Bet aš manau, čia žiūri, kiek ta prasme nesu įstrigęs į vieną kažkokią programą, nes turbūt man atsibostų, todėl turbūt man ir neveikia. Aš suprantu, kad jeigu darai tam tikrą pratimą ir tu didini po truputį svorį, tada tu žinai, kad tas tavo raumuo auga, bla bla bla. Aš suprantu šitos dalykus. Bet aš tiesiog siekiu sportuoti ir atrodyti gerai ir jaustis gerai. Tai yra mano siekimybė. Aš žinau, kad yra žmonių, kurie žiauriai seka, žiauriai sportuoja ir žiauriai yra strikt su savo tam pačiom ar dietom ar workoutais. O aš tai tiesiog toksai freestyle, kaip ir viskame gyvenime. Man tai žiauriai patinka, aš niekaip kitaip ir neįsivaizduoju to. Ok, pavažiuojam dar. Biškį didesnių svorių. 15. Of course. Ir stengiuosi sportuoti iš tikrųjų kiekvieną dieną. Vieną dieną tiesiog atsispaudimai kartais būna 100-200. Kitą dieną daug žingsnių nueina. Kitą dieną prisitraukimų daugiau. Bet taip kaip tie full on workoutai, tai kas antrą, trečią būna, kurių tikrai taip su svoriais
Atsiduodu su 40 minučių sportuoti. Kaip pasitaiko, pagal nuotaiką. Bet aš tiesiog stengiuosi kiekvieną dieną palaikyti tą fizinę būklę. Kaip, ponius ir ponai, paskutinė serija. 35 kg, mano kreiva nugara. O, nepatinka. O, fucking hell. Nu ką, bicepsas? Aš nežinau, kur šį per svorį uždėti. Kaip gerai izoliuoja raumenį, optimuoti. Holy shit. Blemba, bitskam jaučias. Jaučias ne tai, kad gerai jaučias, bet jaučias taip, kad blecha sunku ir taip nežinau, kad per daug to svorio tos vienos nesnepintų. O, ne. Kažkokiu momentu aš manau yra jau pavojinga daryti pratimą, tai vat aš noriu to išvengti. Jeigu aš tai paimčiau, sakda kalčiau. Šitaip kiti raumenys dar dirba, tai lengviau. Tricepsiukam. Visą laiką, kai jau sportuoju, tai virš metų, tiesiog sportuoju. Ta prasme, nesu susitvarkęs savo mitybos, kad valgyčiau pakankamą kalorijų skaičių. Ir jokių supplements nenaudoju. Tai jokių kreatynų, proteinų, ar jokių papildų nenaudoju. Nieko. Tiesiog maitinos, kai vis laik maitindaus. Ir tai vis tiek nėra, kad koldūnai viena ar ten dešrelės. Vis tiek yra visvertiškas maistas. Tai ir salotos, normalūs garnyrai, angliavandenai ir tie patys baltymai. Ir iš tikrųjų yra crazy, ką pavyko pasiekti nieko nedarant. O kodėl nepradėjau nieko vartoti? Nedaėjau iki to, ta prasme, vis tiek aš jeigu ir vartočiau kažkada baltyminus, papildus ar dar prašaus, aš norėčiau pasidomėti apie tai, įdėti normalų research ir panašiai. Ir ilgą laiką aš tiesiog nesidomėjau, gal kažkada įsiaiškinsiu tą mitybą, dabar aš tiesiog noriu sportuoti ir išspręsti šitą reikalą. Ir kai išspręsiu savo sportą, galiu ir išspręsiu mitybą ir visus tos papildus ir šiaip vitaminus, kokiu tavo kūnui reikia. Bet šiai dienai nieko visiškai nevartoju. Yra crazy, ką pavyko pasiekti ir būna žmonės galvoja, kad be jokių supplements neįmanoma pasiekti gerų rezultatų. Bro, that's wrong. Martai, noriu pradėti keistis, noriu pagaliau susidėlioti savo gyvenimą normaliai. Nuo ko man pradėti? Kokią knygą man pradėti skaityti? Dar kažką panašaus? Spėkit, ką aš visą laiką pirmo numeriu rekomenduoju. Sportuoti. Tiesiog pradėkit sportuoti. Susitvarkykit šitą reikalą. Nekalbant ne apie sveikatingumo pliusus, kuriuos jūs gaunat. Kaip jūs žiūrės jūsų antrą pusę. Kokios jūsų galimybės pasidaro didesnės. Susirasti tą antrą pusę, kai jūs savim pasitikit, kai jūs atrodot geriau, kai jūs rūpinate savimi. Tas connectionas tarp mind and body yra pats stipriausias dalykas. Strong body, strong mind. Ir jūs tokie stiprus tampat vėliau. Ir tai yra taip gera. Būt sportišku, jaustis gerai, turėti energijos, užliptais laiptais, nunešti savo moterį, nunešti visus lagaminus, nunešti vaiką su vežimėliu. Bet ką jūs norėtum? Crazy. Fucking sportas yra insane. Fuck me, bro. Ai va, iš tikrųjų nesakiau klausimą, kodėl aš nesportuoju džimuose. Main dalykas – dėl laiko. Labai daug laiko susitaupo, kai tu sportuoji namų sąlygom, nes tu išvengi to ruošimosi, važiavimo, stovėjimo ten tose šviesoforuose, parkavimo, įėjimo į džimą, nusirengimo, padėti rūbus, sportuoti valandą gal 2 ir viskas iš naujo. Vėl rūbai, gal dušas, apsirengiai, į parkavimo vietą, išvažinėjai, gal biškai kamščiukai ir tu grįžti namo. Labai daug laiko susivalgo ir tai gaunas kokias 2-3 valandas. Vietoj to, kai aš tiesiog namuose šaunu workoutą ir realiai užtrunku iki valandos. Nu, kartais truputėlį daugiau, bet būtent dėl to laiko. Vėlgi, aš norėčiau turėti tokius treniruoklius namuose, bet nėra. Džimai irgi turi savo privalumą, kad tu sportuoji atmosferai, kur visi sportuoja. Gali varyti su gym buddy, gym partneriu arba su treneriu. Tai čia labai didžiuliai pliusai, ko aš neturiu. Ir vėl, smagu būtų. Aišku, vieni žmonės išprotėjo ir sportuoti namuose, ir dirbti namuose, ir miegoti namuose, ir chillinti namuose. Bet aš tai kažkaip galiu sportuoti ir žiūrėti sieną tiesiog. O, papa. Ir dabar iš tikrųjų pradedu jau aiškintis tą mitybos klausimą. Ta prasme, kad ir jaustis kiekvieną dieną gerai, jaustis lengviau, jaustis pavalgiusiam ir gaudyti tokį tikrai visavertišką maistą, nuo kurio kūnas gali augti ir kūnas gali jaustis gerai. Nu, elementarus dalykas, pavyzdžiui, su dabartinė mityba, tai aš cukraus praktiškai vapšiai nevartoju. Nežinau, nebent ten desertą pasiėmė restorane. Tuomet visi sakė, čipsai irgi būna kartais. Nu va, kelioniai, čipsiukų labai užsinorėjom ir paėmėm. Bet tikrai ne kiekvienos dienos vakaro kažkoks dalykas. Iš tikrųjų, va, mums patinka su Kamilė žiūrėti visokius, ar ten pasileidžiam kokį filmą,
ar dar kažkokią TV laidą, nu, pavyzdžiui, dabar žiūrim tą Lietuvos balsą, tai mums patinka snekint. Labai geras habitas, naktį valgyti, žiūrėti ir snekint. Bet mes snekinam su arbatėlė ir popcornas. Anksčiau vaikystėje visą laiką valgydavau čipsus, vat jeigu žiūri filmą, nes negi filmas, reikia čipsų, bet paparkoniukai tiesiog valgyti. Jie tokie lengvi neapsunkina, nes po čipsų pakelio tai aš prisivalgau būna ir toks vemt nori, gal dieve, ko aš tiek daug valgiau. Kai daug jų valgydavau, dabar jau sugebu sustabdyti. Blemba, svarbu pasim pradėti rūpintis, net kai esi jaunas. Nes tada ir kiekviena tavo kasdienybė yra geresnė. Vėlgi čia depends, tu gali dabar viską daryti priešingai. Ir tiesiog gyventi savo gyvenimą. Ir čia mes visi pasirinkam, ko mes norim. Aš tai noriu tokio gyvenimo. Noriu būti pavyzdys kitiems. Visų pirma, pavyzdys savo kraujo linijai, savo ateities šeimai. Ir visiems žmonėms, kurie žiūri šitos mano vlogus. Nu ir koks Samsulek video. The ending flex. Vėlgi, turėkite omeny, čia apšvietimas iš viršaus, čia yra cheat code'as. Nu, pasižiūrim. Fainai savo vis tiek kūną pasižiūrėti, vertinti, kiek darbo yra įdėta. Ok, tai flexinam. Nice. Na, šitaip. Ir dabar paskui nugarą. Kažkaip taip, turbūt. Blemba, nice. Taip, aš esu patenkintas savo figure. Tricepsais, kaip raumenys matosi. Čestas, abzai, žodžiu, figūra. Nice, viskas dabar eina prostis ir pradėsim turbūt toliau keliauti link Budapeštą.